Filmuoji ar fotografuoji telefonu ir nori kažką padaryti geriau, bet nėra pinigų nusipirkti fotoaparatą su rimta optika. Yra sprendimų ir su telefonu. O turi prabangų Xiaomi, pavyzdžiui, arba iPhone netokį prabangų. Tada perkam tokią dėžutę, išleidžiam 100 pinigų, arba portretinio objektyvą, arba makro, o šiuo atveju makro išsiėmiau. Pasiemam adapterį iš jo, susirandam pas save labiausiai artinantį objektyvą, ar standartinį, arba televo, kadangi prabangus, kaip minėjau prieš tai šitas telefonas, tada jisai turi 4 objektyvus. O, uždedame ant labiausiai artinančio, priveržiam adapterį. Ant šito adapterio 17 mm galėsim sukti įvairius objektyvus. Tai šiai dienai aš po to parodysiu, kaip gaunasi. Užsuksime makro objektyvą. Jis 3,4 kartus artina, jis yra atitikmuo 105 mm makro objektyvo, jeigu mes turėtumėm gerą, tikrą fotoaparatą. Užsukom, įsijungiam, fotografuojam. Norim užsidėti dar filtrą, sukam ant viršaus filtrą adapterį ir sukame šičia tiesiogiai į jį dar kažkokį tai polarizacinį ND arba Sky filtrą. Turėsite efektą. Viskas paprasta. Tai va, kad visokių yra tų variantų, kad patobulinti jūsų fotografiją. Tiesiog pažiūrėkit mūsų kanalą ir atrasit. O dabar pažiūrim viską iš arčiau. Taip atrodo filmuojant mūsų žaislų kolbojų su standartiniu telefono objektyvu. Gražus fokusas, nieko blogo. O va taip uždėjus makro objektyvą. Matot skirtumą? Aš nematau. Meluoju, iš tikrųjų matau. Labai matosi, kad iki akis nupiešta, kokie dažai naudoti. Tikrai skirtumas didelis. Ar tai naudinga? Jūs turite atsakyti patys savo. Norit padaryti įdomių video, rinkitės jūs.